Ir žuvis, pavyzdžiui, kabinasi iš eilės į rūkyklą. Pavyzdžiui, karšiam reikia daugiau karščio, tai jos kabini toliau. Mažiausiai karščio reikia unguriui. Jis kabės arčiausiai durų. Nes jis kaip paskui, kai reikės išiminėti, tada, pirmą ungurį išim, taip iš eilės, kad nereikėtų. Supratau. Ne. O iš vakaro mes jos su druska padruskinam. Pirmiausia, išvalom. Aišku, išvalom, tai žinai. O su kokiais prieskoniais prieskoniuojat dabar? Oi, su pipirais. Kol kas šito niekam dar nepasakiau. Bet mes čia tokia, sakykime, prieskonių mišinį savo darom. Tokį. Individualų labai. Jo, nes vis daug kas klausia, mes, jeigu atvirai pasakius... Ne, kažką vis tiek, Šeimos tradicija, ar ne? Jo. Nes aš galiu sakyti taip, kad kiekviena šeimininkė, sakykime, kitaip daro. Senais laikais visai kitaip buvo. Senais laikais su konkorėžiais rūkydavo. Dabargi veterinarinį negalima, ten yra sakai, viskas, žinai, ten... Tai dabar kaip ir neleidžia su konkorėžiais? Ne, taigi dabar, tik tai alksnis ir tas, vienu žodžiu, seniau tai būdavo, eidavo aš vaikas, kai buvau, eidavom rinkti konkorėžius. Mūsų vaikai dar rinkdavo kažkada konkorėžius, sausus, nukritusius susirinkti, nes jie labai gražiai dūmą duoda, bet ten sakų yra, vis tiek sakotas medis. Tai va, tai dabar taigi negalima, viskas yra... Viskas. Kad ir nebereikia, mes kažkaip vėl įpratom su alksniais, alksnis gražų dūmą duoda. Jeigu reikia, pjūvienų alksnių turim tuo pačiu, kaip jaunas įmalkos, žinai. Va dabar žmona kabins ešeriukus. Ešeriukai kabinasi, starkis ešerys kabinasi kitaip, per akis maunam ant šito. O aš jau tuos, kur su pabarstėm, kišiu į rūkyklą. Kaip sakyt, kitos žuvis, pavyzdžiui, ten per akis, jeigu kabinsi, jos nukris. Sprandas, matyt, per silpnas. Kaukolė jo, o ešeriukai, tie visi, jie laikosi. Mano tėvukas tai buvo miškininkas. Čia jis buvo, Neringoj, ta prasme, aš čia gimęs augęs. Jis buvo miškininkas, tai aš esu miškininko sūnus. O rūkyt, pradėjom žvejot. Bet ir tėvai vis tiek Rūkydavo tėvai, bet jie rūkydavo savo. Ta prasme taip, pavalgymui. Aišku, vienas syk aš, pavyzdžiui, man liepė išrūkyti ešeriukus tėvas. Tai kad jie, pavyzdžiui, išrūksta, grubiai galima sakyti, per valandą laiko, aš rūkinau turbūt kokią pusę dienos, jeigu nelygiau. Nes nežinojau, kiek to karščio, bet paskui per laiką va. Greitai ateis laikas, ta prasme, kad mes viską rūkysim augintus. Uždraus žvejybą Kuršių mariose, tai ką. Dabar rodysim, ką mes rūkysim ateityje. Čia dabar jūs matot vietinę žuvę, matėt čia ešeriukais, karšiai, ungurys, tai vietinė, o dabar va upėtakis, jūros ešerys, skumbrė, tai čia bus visos atvežtinis. 2 metai nežvejoju, o visą gyvenimą žvejoju. Aš būdavo keliamės mes 4 valandą, pusę 4 ryte. Sukabinu žuvį, aš į žvejybą žmoną rūkin. Viena pati čia. Ir jinai išrūkina, aš grįžtu žvejybos. Tai žinai, ir vėl visą dieną valai žuvį, ten ruoši kitą, tai jau biškai per daug jau, žinai. Taip, čia tas rūkymas vėl priklauso individualiai, bet principas, visa ta eiga, tai yra ta pati. Džiovinimas, paskui rūkymas. Ta prasme, kaip pasakyti rūkymas, dūmijimas, sakykim taip. Tai dabar ta žuvelė turi džiūti. Jo, dabar kursim apačioj ugnį. Kursim va ugnelę ir kūrensim. Seniau buvo, tos rūkyklos buvo visokios.
Kas kokią bačką, kas kokį konteinerį, kas, nu, vienu žodžiu. Ir mūsų, kaip sakyti, legendinis meras amžinatilsi, Mikelis, kad nebūtų jokio bardako, ta prasme, liepė padaryti architektui projektukus su tokių rūkyklų ir davė veltui. Tai čia nuo tų laikų, nuo Mikelio laikų, jo. Unguriukui reikės mažiausiai karščio, tai kabinu arčiausiai durų. Nes viskas, prasideda procesas. Tai jinai rūkosi taip pat atvirom durim, ar ne? Ir ta 40 minučių ir jau tada bus baigtas procesas? Ne, tada rūkysim. Ai, dabar tik garim, dabar tik džiovinam. Dabar džiovinam. Supratau. O paskui mes jau tada dedu tas smulkius pagaliukus, taip išdeginu, tada palieka tik anglis, dedu tos smulkius pagaliukus, užpilu biškį pjuvenų tų pačių alksnių ir tada uždarau. Negauna oro, nedega, ten labiau smilksta. Bet vis tiek kas kokią 10-15 minučių tu turi atidaryti, nes iš malkos, iš žuvies vis tiek biškį tos drėgmės gaunasi. Tu vėl atidarai ten porai minučių, kad išeitų tas, nu, pažiūrėti, kaip atrodo, sakysim, tuo pačiu ir tas garas išeina ir vėl užtaisai vėl. Taip tai maždaug vėl apie kokį pusvalandį gerą, gal irgi antrą tiek, žinai. Biškį dar uždarau. O čia yra pas mane padaryta pakura šalto rūkymo, kai rūkinu. Nu, pavyzdžiui, aš žiemas ir šalto rūkymo skumbrės rūkina, viską. Tai čia kuriasi ir čia eina vamzdis. Jau tada, kad šaltas dūmas. Bet tada rūkinėjau kokią 2 paras. Na, aišku, tada sėdėti tiek nereikia. Čia ateini, pažiūri ir viskas. Per kiek laiko reikia suvalgyti karšto rūkymo žuvį, nu, kad dar būtų... Aš žinau, 3 paras galit valgyti. Pirmą parą skaniausia. Jo, ir siūlom, mes visiems siūlom į šaldytuvą jos nedėti. Nes įdėsi šaldytuvą, skonis keičiasi iš karto. Jeigu dabar valgyt, sakykime, jūs galite imti ir valgyti. Bet jeigu jūs norėsit, pavyzdžiui, vežtis ar kažką, tai turi būti atšalus, nes jinai sušus. Kai sudėsi ir į dėžės, mes su dėžėm nešamės jau ten į priekybą, žinai, tu negali karštų sudėti, apatinė bus tokia košina, bent jau, nu, turi ataušti. Jaučiam ešerius, upėtakį. Viską, kabliai ar kas, viskas čia iš gyvenimo patirties jau ką. Vienas kablys kiekvienai žuviai. Jo, vis skirtingas čia, žinai, nu. Ta prasme, ne kiekvienai, bet kiekvienai rūšiai. Čia kabliai karšiams kabinti, ten padarėm tokius specialiai, yra, va, kitokie mažesni biškiai, čia skumbrėm. Plekšnėm yra atskirai, nes jos kabinasi, vėlgi, kas kaip kabina, mes kabinam plekšnės žemyn galvą. Nes pas ją yra daug to vandens viduj, kad jeigu tu pakabinsi, nes jinai uždara yra. Ką? Nes jinai uždara yra ir ten tas vanduo lieka, jinai vėl, tai apverti, kad tas vanduo išvarvėtų, žinai. Ir va česnaką mes nededam, kaip čia vėlgi kiekvienu yra. Kiti pjausto gabaliukais ten tą česnaką ir užbarsto visą, mes tai ne, mes įtrinam minimaliai. Viskas. Kaniec. Koks kaniec tau? Nu, ta prasme, rūkymas. Rūkymas, kaniec, arba ten, žiūrėk, kaip rožo tose filmuose. Fin.